Sveiki, draugai. Čia žvejybos laikas. Daugiau nei prieš pusę metų gal buvom susitikę. Ir vėl grįžtu į eterį. Nauja kamera. DJI Osmo Action Pro 5. Sony kamera. Bandysim filmuoti kitą, nes GoPro, sakykim taip, tiesiai sakant, mirė. Jas nebeina jungti. Tai pirmas video po tokio ilgo laiko. Šiandien tikslas lydekos. Matysim, kaip man seksis. Važiuosim į tokį užpelkėjusi miško ežeriuką. Tikiuosi, kad vanduotė bus neaukštas, nebus susidrumstęs, nes dabar yra labai didžiuliai potviniai. Tad paspausk like, pasubscribing galbūt mano žvejybos laikas YouTube kanalą. Gali pasidalinti su draugais ir žiūrėsim, kaip seksis. O šiaip dabar tokia tema, kad galim sakyti ruduo, arba ešerį, arba lydeką gaudyt. Visos kitos žuvis plėšrį jau kaip ir negalima, kaip šlakių, pavyzdžiui, lašišos be sausio 1. Tai tema bus maždaug suksis apie lydekas ir ešerius, bent jau gal porą mėnesių. Ir tada grįšim prie lašišinės taurios žuvies. Meškerės, kota variklis, žodžiu, viskas susidėta, važiuojam, skubam, gaudom. Trumpos dienos lemia mažiau tų kibimų, bet aš manau, kad jeigu vanduo bus skaidrus, šiandien bus lydekos, papasakosiu, kaip pagauti, kur jos ieškoti. Ir pačiam net įdomu, nes maždaug 2 su virš savaitės net negaudžiau, tai dabar kirminas, nenuramintas ir pats noriu pagauti. Tai susitiksim prie vandens. Dabar ką lėk? Važiavam miškus, kažkoks kabelis parašytas, saugu nepaklimti, dabar važiuosim tokį miško telkinuką, vien per kitą yra, bet viena yra lengviau nuvažiuoti, kita yra reikia nusinešti, kaip sakėjim, valtį, tai nežinau, kurį leisiuos, pamatysiu pagal situaciją, ar iš vis leisiuos, gal vanduo bus įgyvęs. Nu čia jau, karoči, važiavau apie 70 km, va taip, užstatytas mašinas, pravažiuoti neina. Ir žmonių nėra, kas svarbiausia. Čia kas nori šiandien atvažiuos, ar ne? Matyt, reikės kažkam skambinti. Radau numerį, bent ant priekabos į firmą skambinsiu, klausiu, čia kažkas bus, nebus. Statė visą kelią, pravažiuoti neįmanoma. O taip atrodo visas važiavimas. Ir skambinė, kam nori matyti, nieko nebus. Nu, reikia skambinti, bandyti, gal atvažiuos dirbti, kas nors patrauksis mašiną. Pasirodo, viskas čia gerai, kažkur žmonės irgi pasiklydo ir užstatė kelią tiesiog. Aš galvoju, čia taip, važiavau, dabar išvažiuoju, viskas gerai. Man užstatė kelią pagrindinį, kur reikia nuvažiuoti. Na ką, važiuojam, bandom patys lyst, tikiuosi, kad pravažiuosim. Ką, susitiksim jau prie vandens, keliaujam dabar toliau. Na va, ir atvykau, dabar noriu pasitikrinti, ar eina važiuoti ant šito žolės. Ar nepaklimsi visgi, nes lyja ištisai. Gali būt, kai reikės pakilti ir pastriks mašiną. Matas irgi yra važiuota ir žvejota, vienintelis privažiavimas, man atrodo, prie šito ežeriuko miške. Realiai su priekaba atvažiavai, nusileidai ir noriu dabar pradžiai pasitikrinti, nes iš vieną ežeriuko norėjau pasižvejoti, tai jį mačiau, kad tikrai neįeis pasižvejoti. Skęstu jau po biškutį. Ir pažiūrėkime, koks yra vanduo. Vanduo yra tikrai
skaidrus. Štai va toks ežeriukas miške. Ir bus tikrai įdomu, pamatysit. Aš tai tikiu, kad bus lydekų. Labai save apžėlęs. Čia gaudyti yra tik keli būdai. Apsetų, ančiukų. Ančiukų dirbtinių, popierių galbūt. Nes tikrai jis yra labai apžėlęs. Ir jį sunku yra pasižvejoti. Nes jis labai apžėlęs ir nėra kaip įmest kito masalo. Na kągi, trumpai apie kotą. Realiai, čia buvo steiluokas, iki 35 gramų. Buvo lūžus galūnė, gaudžiu susilūžusią. Dabar yra Arian, berods kažkokia tais, galbūt Crazy Fish koto galūnė pritaikyta. Nes vėl lūžo meškerė. Dabar jisai gan meta 35 gramus stabiliai, galim netgi ir viršyti, manau. Žoliai gaudant reikia naudoti kietą kotą. Jeigu gaudom offsetų, nes turėsim pramušti gumą ir įkabinti lydekai į zaptus kablį. Valas 1.2 pagal Japoną, 4000 rytukė. Aš mėgstu ilgesnės meškerės, čia yra apie 2,70. Kodėl ilgesnės, nes tolimas metimas. Kartais būna lydeka baigštesnė, iš toliau galima paduoti ir pagauti žuvį, kaip sakant, lengviau. Čia yra vienas iš kotų. Sekantis kotas bus liaunesnis, paprastesnis, gaudant mažom gumom. Uždėjau tiesiog pavadėlį nedidelį, apie 15 cm. Pats kotas yra Croixas, iki 10 gramų. Aiškus, galiu mėtyti iki 30. Croixą nebijo apkrovos, bet aš dažniausiai naudoju nedideliam gumom iki 12 cm. Nedideliam obleriukam, epsiukam, mažiem guminukam. Ir maloniau trauk žuvį, ir fainiau. Vienetukas pats valas, Twin Powers 3000. Ir viskas. 2 kotai per akis. To imsim pultelį, minkotą ir plauksim į šią pelkę, bandyti pagauti žuvį. Na kągi, nusiėmiau 3,5 gramų svorį, dabar trauksiu tiesiog kablys ir guma, kad kuo mažiau kabintųsi už valą. Ir va matome, mes turim labai daug tokių visokių žolyno tarpų. Ir juose tikrai tos lydekos nėra, galima biškį patvyčinti, netgi žiūriu, guma gražiai sudirba. Ar čia ant kibimas buvo? Na taip, va, pirmasis kibimas. Tik užmečiau, nespėjau parodyti jums. Na va, pirmoji lydeka. Praradom gumą. Sakiau, lydekų yra tikrai. Na bet, žodžiu, gaila nukando. Dėsim paskutinę gumą tokią. Iš pradžio galvojau, kad tai tiesiog kiptelė už žolės. Pasirodo, atsargiai už uodegėlės paėmė. Eik tu naktį, ką nenufilmavau. O gal ne, pala 10 sekundžių jūs turėtų matyti. Eik tu na, graži lydeka atsvyja. Vyjas, bet tą bandau. Net banga iš paskas. Neaktyvės reiškėjas yra, bet graži lydeka apie 1,5 kilogramų turėjo vytis. Kažkur dinga jinai. Čia labai gylis mažas yra, tai traukiant paviršių visą žuvis matos. Kaip parseka, puola. Ir ką tik žiūriu, tik vėjas. Ir tiesiog žiūrėjo gumą, bet jai netiko kažkas. Opa, iššoko lydeka žolė. Gražiai ten priekį. Bet ten labai apšaugė. Reikės ančiuko gal kokio. Yra lydeko tikrai. Jau ne pirmą kartą mačiau, jinai aktyviai tenai.
medžiojantį tą vadinamą. Gerai. Kol kas kibimo nemačiau, nei ant popierio, nei ant to. Jau spėjo net įsikrauti kamerą, žodžiu. Situacija tokia, dar nei vienos žuvies nepagavau. Turėjau gal 7-6 kibimus per visą dieną ir niekas neužkimba. Žodžiu, ant didelės gumos žioja, dabar ant vobleriuko. Šokdinau, tik sustoju, bam, čiupo nuo paviršiaus ir nepataiko. Jis labiau, sakyčiau, ginas tavo tą teritoriją, negu norėtų valgyti. Dabar čia iššoko, ten dabar mačiau iššoko lydeka. Ir visa lydeka iššoka tose žolėse, kur nėra kaip paduoti kito masalo. Ar aplamai kažkokio masalo, kad galėtum gražiai pravesti. Ir nesulaukiam niekaip tų kibimų. Jau bandau viską iš eilės ir neįsivaizduoju net ką uždėti. Tai galvoju, prie ko sugrįžti. Ir visgi galvoju, dėsiu gumą. Nežinau. Ir gražiai dirba, atrodo, viskas okei, bet nenori. Nenori jinai visai. Kur ta vieta, kur aš... Tenai. Paėmiau, pagaliau. Šaudyklėlė. Bent jau tokia šiandienos pirmoji žuvis. Didelė vibracija ir va. Bleidas vadinamas. Ir bleidas čiupo po ilgo laiko. Visą dieną atmojavau sąžiningai. Kytaliau masalas. Ir štai, tai keva šaudyklėlė. Kaip matom, juoda kaip smala. Griebiau vos ne tokį patį masalą. Ir visą dieną pagaliau apžiojo. Uždėjau bleidą. Keitechas 4 colių. Ir viskas. Ir va, traukiau staigiai. Na, žodžiu, tas pats kaip didelį mepsą. Ir kažkodėl neatsilaikė šitą masalą. Bent jau šaudyklėlė. Atrodo tiesiog va taip, va. Toks kušio gabaliukas ir leki. Greitai. Plius dar tokia medūza prieki. Kažkas primena mauzą. Tik čia dar yra labai didelė vibracija. Gal dar užneria, sakykim. Atrodo, kad labiau pasisekė man, bet matysiu. Na ką, draugai, ir vėl tas pats, kaip ir ryte. Noriu parodyti, kad lydeka yra visiškai neaktyvi. Nu, jinai domisi, jinai puola, bet atrodo, kad žolės labiau užkybo ir va, ką mes turime uodegą nukastą, o lydekos nėra. Tai bleidas gal kažkiek ir domina tas vibracija ir masaliukas, bet jinai netakuoja. Ir nieko čia nepadarysi, čia matyti tokia daina. Antra jau guma sudirbta. Įdomus masaliukas. Bent jau jisai kažkiek išviliojo žuvis, tai na va. Gal reikia nuo žalių propelerį valyti. Susisuko. Ir norint pagauti reikia vos ne kišenės ir žolyną. Oi, turėjau lydeką. O čia jau turėjau tikrai lydeką. Gerą smūgį. Ir vėl nepasėda. Neaišku, kas buvo. Užmetė gumą. Bet va, matėte, jau kibimą turėjau.
Ką, dabar yra apie pirmą dienos. Baigiu šiam telkinį žūklę. Lydekų tikrai yra dabar parplaukiant išbaidžiau, bet kipt nekimba. Nežinau, tiesiog stovi, nejuda. Neįmedžioja nieko. Dar turėjau porą tų kibimų, bet visi tokie, bukti ir viskas. Pamušimas ir nesėda. Masalų ištikrinta visokių ir mažų ir didelių, kad tą mažą prarytų. Nieko. Ką galėjau, tą padariau. Žodžiu, vieną lydekėlę tą pagavau, šaudyklėlę. Ir dabar susiruošiu, važiuosiu namo. Galbūt sustosiu dar prie vieno telkinio, jeigu bus skaidrus vanduo. Galbūt ten įsileisiu. Matysim pagal vandens lygį, skaidrumą ir panašiai. Jau ką, šiandien tiek visiems ir iki sekančio. Na va, įsileidau į Kulių tvenkinį, pakeliui bevažiuojant. Sakau, reikia pamėginti ir čia. Vanduo irgi kakava, nieko nesimato. Žodžiu, pagauti šansų nėra, bent jau galvoju pasiplauk, pasižiūrėti, kaip atrodo pas tvenkinys. Ar yra kokios gyvasties, po kol kas matau tik tai smulkmę. Priekrantėje įrodyto žuvelis, bet neplėšė. Tai vat, neįsivaizduoju nei kur ieškoti, nei ko ieškoti. Todėl sugalvojau, kad reikia pasiplaukti. Kažką paėmė. Kur čia užkibau? Opa! Gražus ešerys. Pažiūrėkit, gražus ešerys užkibo. Įdomiai. Štai toks ešeriukas. Tikrai gražus. Čiupo gumą. Kiek šiandien pražiūrėjau nekybo, va ešeriukas. Pamėginsim dabar mažesnis gumas dar pramesti. Opa. Nu ką, bičiuliai, visą dieną atmojuota, galim sakyti, bereikalingai. Dabar metu mažą gumą to pačiu pamėginti. Lydekų nepapuolė. Keletą mačiau bestovinčių ramiai žolynose, bet nieko. Aišku, vanduo labai drumstas, gylis čia nedidelis, bet va. Ką tik tikrai gražų ešerį, kaip sakykim, tokie užtvankėliai. Išdėjau 2 colių guminuką. Turi ten tokį lieptelį, matau, seną. Kažkas gyvena čia. Sakau, gal ešeriai ne po vieną. Ir papuls dar. Iš pradžių galvojau, kad lydekį. Opa. Dar vienas ešerys. Ir gražus ešerys. Tikrai ešerys. Opa, gražus ešeriukas. Vanduo, kaip matot, visiškai purvinas. Štai radau ir ešerį gražaus. Na, jiem nieko nenutiks. Laikinai čia padėsiu dėl įdomumo, kiek iš jų pagausiu iš vienos vietos. Atva. Džigelis nustebino ką tik. Visą dieną lygiai nekybo. Štai va, bumt, šeriukai, kala. Dar vienas. Oi, gražus ešerys. Oi, gražus chebro ešerys. Tikrai gražus ešerys, reikia inkaruotis. Dar vienas gražus ešerys. Radau ešerį taip netyčiom. Tikrai jau gražus ešeriukas. Pažiūrėkit, koks gražuolis. Opa. Dar vienas gražuolis. Opa. Iš vienos vietos radau būrelį, tikrai gražų ešerių. Šitas didžiausias. Paskui nufotkinsim, paleisim. Dabar neturiu kur dėti, aiškus. Noriu
nusifotografuoti. Paprastai traukia ne, bet tokį džigelių. Čia gylis gal apie, na nežinau, nedaug. Čia yra gylė, bet šiliai tikrai gražus. Neaišku, kiek mes čia jau rasim ant tos vietos, bet jie čia aktyvus buvo. Rodo 1,5 metro gylį šitoje erdvėje. Va. Guminukas 2 coliai, 2 gramai wolframas. Ir ešerys eina iš proto. Opa, dar vienas gražuolis. Chebrytė, lampačia eina. Eina, na, kai smagu. Ešerį, visą dieną lydeką pragaudžiu. Šiekit kokie ešeriai bus. Gražus ešerys jaučiu jau. Opa, gražuolis ešeriukas. Opa, gražus ešerys, tikrai gražus. Tokiai pelkiai, net nesitikėjau, kad galėčiau tokių ešeriukų pagaudyti. Mes jūs paskui paleisim, atkabinti. Dabar norėsiu nusifotografuoti, padaryti video. Štai dar didesnis į lūpos kraštelį. Va, štai koks gražuolis. Na ką, 3 jau turime. Kaip matom. Sako, kad paleis iškart negalim, nes nusivis banda, bet nu gal taip nebus čia, bet nu, nuostabu iš leptelio, galim sakyti, toks ešeris lūpt. Ir jaučia. Geriausias va atradimas, va, dar vienas ešerys. Gylis 1,5 metro. Ir turim dar vieną ešeriuką. Nu ką, dar bando. O, dar vienas ešerys gražus. Vau, kiek čia ešerių yra. Net nebūčiau pagalvojęs iš tikrųjų, hebra, bet čia gražus jau. Vėl gražus ešerys. Opa, gražuolis. Opa, gražuolis ešeriukas. Štai. Dar vienas gražus ešerys. Nu kiek galim iš vieno taško išlupt, kažin. Šiuo kartu netgi noriu atsitraukti iš tikro atrodo. Kad nebaidytų ešerį. Opa, dar vienas. Ui, gerulis šitas vėl. Žinokit, hebra, kuo toliau, tuo fainiau. Tikrai didelis ešerys, pažiūrėkit, kai spurda. O. Didėja kalibras. Opa. Iš vienos vietos neina atkelt, bus jau netoli pusės kilo arba kilo vyko. Opa, jau tikrai pusės kilo yra, netgi gal daugiau. O čia jau gražuolis ešerys. Opa. O jau čia jau pusės kilo tikrai yra. Oi, smagus. Pažiūrėkit. Vis didėjam. Va. Tokie grožiai turi gyventi, aiškus. Dabar nepaleisiu, nes jie, kai nenusivestų viso to būrio, iš vieno taško metu ir traukiu.
Žodžiu, kas gali būti geriau. Aš taip norėjau to kibimo pajausti. Paliam. Bando spaus, matyti ir nebepataik. Taip, dar vienas gražuolis. Štai, pravedimas. Nuo dugno pakeliam, pravedam, biškį papurto, leidžiu nuskesti ir dar vienas gražuolis. Nu gerai. Tai vat. Opa, prarijo visą gumą gražiai jau. Reikia damės iki pat kranto, nes buvo kiti prie pat kranto. Oi. Dar puola, gerai. Pasididinsim, gal biškį dar ir masaliuko pamėginsim. Opa, yra dar vienas. Tai vat. Nedidukas, bet yra. Kaip skirias spalvos. Vieni skaidrus, kiti tamsus. Na ką, dar viena. Tik išjungiau kamerą ir gražus ešerys. Opa. Ir jų yra tikrai, bet reikia išviliuoti. Reikia ir biškį ir pravedimą pakeisti. Masalą pakol kas nekeičiu, vėl gražus ešeriukas. Jie tikrai išgyvens, nes dabar dar yra šlapi, drėgni. Ir aš radau tiesiog vietelę, kur va tie ešeriai laikos. Kartais nori lėčiau pravodkės, tokias ramesnės biškį. Nuo karto vis tiek paspaudžia, aš jaučiu, kai... Tiesiog būna bum, tokias bankės lengvas. O, atsivyja. Gražus ešeriukas. Štai dar vienas ešeriukas. Ešeriukų kaip iš pypkės. Tiesiog eina ir eina. Kimba ir kimba. Štai dar vienas. Gal šiek tiek atsižiūrėjo, nu, didžiausias dičkės, tai tikrai vertas toksai jau pagarbos. Reikime tai. Opa, dar vienas. Kažin kiek ten to ešerio yra. Hebrytė, eik, tu savo malonumas, iš vieno taško, per visą dieną nieko negaudžiau, atrodo. Štat. Dabar, na, aiškus, tokie ištunkėlinė, nereikia norėti visus po kilogramą, bet, nu, standartas, va. Gražus ešerio standartas, tikrai. Opa, atiduok gumytę. Ai, dar vienas. Jau maždaug apie 10 turėtų būti iš vieno taško. Ešerių. Tai va, 2 gramai. Karabinas vadinamas. Kabliukas. Paprasčiausias. Ir mažas guminukas. O, jau kibimą turėjau. Besileidžiant jau turėjau. Dar vienas, išpurčiau, taip sakant, dar vieną.
Nedidelis vėl, bet juk kiek ten yra, aš nežinau. Nebūčiau pagalvojęs, kad šiandien va taip, taip pelkį tiek prilupsi ešerę. Na ką, dariau video šiandien pirmą ir vakarinis kibimas. Gražus žuvis. Tikrai ne vieną širiuką pagavau iš vienos vietos. Baigėsi vieta kameroj. Tai dabar paleidom su telefonu. Visi širiukai gyvyva, makt. O, daržuoliai. Tegul gyvena. Plankėlės širiukai. Dar vienas garžuolis. Štai dar vienas garžuolis. Matos rabuiliukai gražus. Štai dar vienas garžuolis. Ir visi tokie 105 gramų. Nu va, vienas garžuolis. Ir garžuolis. Tikrai garžuolis. Nu jau apie puskilį. Tiek gal plaukia. Pelekai fainiai buvo. Bet tom ir baigsim žūklę, manau. Nauja kamera, kaip matot. Sunki diena, bet atrastas guminukas. Na ką, aš jau mašinoj baigiau žūklę. Labai sunki žūklė. Šiandien lydeka visai buvo ignoringa. Pagavau tik vieną šaudyklę. Na ir vakarė vainikavo, kaip sakant, ešeriukų puotą. Pusės valandos pasismaginimas tiktų 2 gramais wolframų ir berods 2 colių guminukų. Avarūna. Ar tai kopija, ar tai originalas, nežinau, bet kažkas panašus į avarūnos gumytę. Kabliukas tiesiog plūdinės buvo uždėtas ir ešeriai iš proto. Vanduo tikrai daug kur dramstus, neskaidrus, sunku gaudyti, nes matomumas mažas. Tai va tokie reikalai. Tai ačiū už dėmesį, kas stebėjot, kas žiūrėjot. Pasitengsiu daugiau tų video įkelt, o dabar, nežinau, palaikink, pasubscribink, pasidalink su draugais ir susitiksim kitą kartą. Tikėkimės, kad kažkur gaudysim jau lydekas. Beje, bus dar varžybos laukžemį, dar nesu užsiregistravęs, tai matysiu, jeigu neišvažiuosiu į Norvegiją, tai pamėginsiu užsiregistruoti ir sudalyvauti. Galbūt ir nufilmuoti šiokį tokį video iš varžybų. Tai va tiek. Šiandien važiuojam.